race, amen. Keeping my foot off the brakes. Impact, I'm ready to brace. We fall down and land on our face, just to get up and finally escape. Wait, boom, boom. Baby, I'm trying to get paid. Legends don't die in a grave. They live through the story they made, okay? Boom, boom. Baby, I'm trying to get paid. Legends don't die in a grave. Hey, legends don't die anyway. I was working on a play today. Body bags covered away. I paved, zipped up like a bathing ape. How many of us then came and stayed? Not too many, I've been staying awake to get it and get right on every mistake. I give them a bite, they taking a plate. It's all been a feeling that I couldn't shake. So I just keep killing till I'm at the gates. We straight, we treat them like worms in a lake. They bake, just give me a drum and a bass. I skate and grind till I'm numb in the face, okay? Don't fuck up my day, don't talk about clutch. I got ice in my veins, I'm coated in tray. I stick to the code, I'm glitching the game. I do anything for the win at the end of the day. I gotta cut to the chase. Everyone give me some space. Don't fall out, we fall into place. Every step walking with grace, amen. Keeping my foot off the brakes. Impact, I'm ready to brace. We fall down and land on our face, just to get up and finally escape. Wait, boom, boom. Baby, I'm trying to get. Tiesiog labai startai sekėsi ir dar kvalą labai gerai suvažiavau. Man reikėjo išlaikyti poziciją, per apšilimą turėjau didelį krešą. Sunkiausiai turbūt buvo kvalifikacija dėl to, nes važiavau praktiškai vienas. Dėl to šiaip viskas gan irgi sunkiai praėjo, bet bent jau finalas laimėtas. Prieš paskutiniam rate buvo priešininko lenkimas ir vos jo ratas į mane nenuėjo, tai būčiau jau išlėkęs. Bet viskas gerai suėjo. Tikslas yra laimėti bilietą į pasaulio čempionatą. Po kol kas, manau, sekasi gerai. Like Emily's Juzaitis was really fast. It was a hard race. I was like, really catch me the whole day. I did get P1 and it wasn't easy, but it wasn't also not hard. It was like, I didn't fight a lot. I got like one overtake because of in the heat 2 because I got overtaken in the start. But yeah, I don't really had any crashes, but I did have some, maybe like some mistakes. Like it's usually get like some mistakes when you race. Mes daug treniravomės, daug ieškojome ir pasiekėm tikslą. Aš tik tai vieną kartą dėl technikos gavau diskvalą. Aš dar važiuosiu 3 etapus ir aš siekiu laimėti čempionatą. Labai buvo sunku kažkaip surasti tą tinkamą tokį kaip setupą su kartingu. Nežinau, iš pradžių priekis labai slydo, po to irgi. Dabar kažkaip ir pagerėjo, ir variklis pagerėjo. Tai atsirado to tokio biškį greičio. Šiaip jau sena technika, bet vis tiek dar įmanoma. Kaip daugiau gumos atsiranda ant trasos, tada tikrai sunku pasidaro su šitų rėmų, nes jis taip kimba, klimpa ir sunku išvažiuoti iš posūkių. Didžiausias konkurentas tai gal Linas, ukrainietis Timofui. Jie visi iš mano komandos, draugiškai visi. Ir fainiai važiavom. Finale nelabai pasisekė, mane įstūmė 2 kartus, bet vis tiek finišau 2. O šią naktį skrendu į Prancūziją į Formulę atranką. Ten, kaip ir sakiau, bus 12 dalyvių, bus visokie testai ir bus galima laimėti čempionatą nemokamą Formulė 4. Labai daug važiavau simuliatorium, ėjau fizinę salę. Labai stengiausi simuliatorium išmokti gerai trasą, žiūrėjau, kaip kiti važiuoja trasoje. Daug interviu turėjau, tai nes irgi bus tie testai ten ir tiek. Pasidalinsiu visais užkulisiais, kelsiu, kaip kas vyksta, aišku, tėvai nebus įleidžiami ir pats turbūt telefono neimsiu, būsiu labiau susikaupęs, tai kiek tėvai pafilmuos, tiek ir pasidalinsiu. First of all, in the final, my exhaust blew, and also in the quali, my engine stopped. And just another hard day, but still won everything I could, and just happy about the result. All the time I was first, except the first lap when Mazina overtook me in the start, but I didn't have any
crashes or something like that. Always aim for the win.